Grįžtame į savo kūną vėl, ten, kur sėdime fiziškai, būname, mąstome ir žiūrime iš čia. Visas suvokimas eina tik iš čia, ne iš viršaus, ne iš apačios, bet suvokiame visus. Tos vienos formos mes nematome, kuri yra už durų, mes tik žinome, kad jinai yra tenais, bet tas, kurios yra kambaryje, mes mintise jas pasistatom ir taip, kaip jos buvo, jos tebėra ir ale mes jas matome. Ne? Reiškia, mes jas čia suvokiam kaip matomas, tą suvokiame kaip nematoma, bet žinome, kad jinai tenais yra. Ir ką mes darome dabar su tom formom? Mes iš savęs einame mentaliniam plane, reiškia, judame savo vaizduotės pagalba, valios pastangomis, judame link to paveikslo, kuris yra centre. Ir taip judame, kad susitapatiname su tuo paveikslu, kuris yra centre. Stovime tiesiog kambario centre. Tada pasisukame šiek tiek į tą paveikslą, kuris stovi būtent ar prie stalo, ar kaip sakiau, kampe. Judame dabar link to. Ir tada pasisukame ir darome tą patį ir pradedame judėti, neskubėdami link to paveikslo, kuris yra už durų, bet durų netidarinėjame. Pajudėjau, kaip jos yra fiziškai. Perėjau per duris, pajutau kažkokį pasipriešinimą. Čia jūs vystote valdomąją išregystę. Jūs pradedat plėsti vidinį suvokimą, taip galime pradėti suvokti visai naujai materiją.